Transportas yra neatsiejama mūsų gyvenimo dalis šiais laikais. Didelė dalis žmonių turi nuosavą transporto priemonę, o jeigu neturi, tai naudojasi viešomis transporto priemonėmis. Transporto priemonių yra daug – traukiniai, automobiliai, laivai, lėktuvai, autobusai, motociklai, valtys, dviračiai. Šiandien kalbėsime apie automobilius. Automobilių istorijos pradžia gali būti laikoma prieš keletą tūkstantmečių išrastas ratas. Maždaug prieš 6000 metų žmonės stengėsi sukurti transporto priemones, kurios galėtų judėti nenaudojant žmogaus ar gyvulio raumenų jėgos. 1886 metais Karlas Bensas užpatentavo pirmąjį pasaulyje automobilį. Po metų prasidėjo šio automobilio bandymai. Pradžioje automobiliai atrodė labiau kaip vežimai su motoriniu varikliu. Vėliau įvyko lūžis ir jie pradėjo panašėti į automobilius. Techniškai, automobilis yra greita ir patogi, vežama nuo durų iki durų transporto priemonė. Geras manevringumas, patogu važiuoti trumpas distancijas. Minusai būtų tai, kad mašinos labai teršia gamtą, bet viskas tobulėja. Vis labiau yra naudojamos ekologiškos elektrinės mašinos Tesla, kurios mažai teršia gamtą ir reikia mažiau išlaidų ant taisymo bei kuro. Ilgiausia magistralė yra Trans-Siberian magistralė. Prasideda nuo Baltijos jūros, tęsiasi per visą Rusiją iki Japonijos jūros. Jos ilgis siekia apie 11 000 km. Didžiausius automobilius pagaminančios valstybės. JAV pagamina apie 11 000 automobilių per metus, Japonija 10 000, Vokietija 5500, o Kinija 5000. Daugiausiai automobilių pagaminančios kompanijos. GM, kitaip žinomas kaip General Motors, pagamina apie 9000 automobilių per metus, Toyota pagamina 7000, Ford 6500, Volkswagen 5000. Lietuvoje yra dvi automagistralės – A1 Kaunas-Klaipėda, A2 Vilnius-Šilagalis. Vokietijos automagistralėse greitis yra neribojamas. Ačiū už dėmesį. Kaskadiore, kaskadiore.